Tai visi sveiki, su jumis Aidis ir šiandien filmuosim fejerverkų žaidimą. Praeitą kartą aš filmavau šitą žaidimą, bet taip neatsimenu prieš kiek laiko, bet filmavau, tai šiandien filmuosiu antrą dalį. Aš pažadėjau, kad daugiau fejerverkų visokių susprogdinsiu. Tai va. Nes artėja jau nauji metai, tai gal pradėkim nuo... Kas čia? Bazuka? Dabar gal nueikim į degalinę, nežinau. Kažkur va kur degalinė. Durys atidarytos? Palaukit, jau įdomu. Aš durų tai negaliu atidarinėti, negaliu. Bet aš žinau, kad galim liktais susprogdinti. Nuo degalinę. Tai pažiūrėsim. Dabar tipo turėtų sprogti, bet nelabai tikiu. Gerai. Dabar dar reikia daugiau ugnies ir pasitraukti. Kažkaip nesprogsta. Pabandykim gal dėti jau tokias geras bombas. Kaip... va tokias. Nu va, čia kažkoksai dujų balionas. Ok. Gerai, dabar reikia pasitraukti. O Jėzus Marija. Nu, normaliai. Padėkim jau daugiau. Tačiau ir geriau. Ui, stipriai. Dar reikia padėti. Aha, sakiau, kad degalinės sprogsta. Reiškia, nemelas buvo. Kažkai. O jis bėžu. Kažkokia nesąmonė čia paukščius baidyti, nežinau. Gerai, gal pabandykim. Va tokias geltonas aš kada, aš jas vadinu pelytė, nes jis labai cypia. Palauk, dabar reikia pasimti. Čia bombeškas visokios. Nepasidegė. Na, kaip matėt. Aš žinau, kad toliau skris. Palaukit, dar yra kažkokie su žaibais. Pažiūrėsim. Gerai. Ui, kaip laikas būtų sulėtintai. Gražiai. Gerai, dar pabandykim kažkokį kinietišką čia daiktą. Kažkur nusprendžiau, kad čia kinietiškas arba japoniškas pagal raštą. Padėkim. Neblogai. O gal taip galima, tipo pridėsim labai daug. Išmesim, pasiimsim žiūrėlį. Taip, neblogai. Jeigu realybėje būtų, tai nežinau, būtų tikrai linksma. Arba palikčiau be rankų, arba be akių. Nieko tokio. Gerai, pasiimkim bitutę kažkokią. Gerai,
dabar ją padėkim. Na, čia nebitutė, čia. Viskas? Kodėl jis nesprogs? Gerai, tada pabandykim paimti. Nu, šaldyti ugnelę, nu visi žino. Tai net neįdomu. Šaldyti ugnelę, nu visi, man rodo, žino. Jeigu žino, dėkit laiką. Gerai, kažkoksai tankas. Jokius. Kažką tik žaidimas laukia. Nu, važiuokite. Lietai. Šiaip žinokit, dabar realybėje tai nieko beveik negirdžiu. Kam taip sprogt? Gerai, dabar pasiimkim. Gal pažiūrėkim, kada turim. Kad čia turi, bet mums reikia išbumbėjiškai kažko. Va tokio. Pasiimkime. Gerai, dabar naikim, jį padėkim. Bet taip gan ilgai. Nu, laužo vietą. Gerai, gal pasiimkim tokių iš kažkokią galingą, pavyzdžiui, tokią. Bet čia dūminė bomba čia. Gal tokią? Gerai, nu padėkim. Nu, pažiūrėsim, kas bus. Nu, žiūrim. Viskas? Ir toksai laužas iš tokios bombikės? Nu, kaip pasakyt? Nežinau. O, pabandykim kaukulę. Atsimena? Padėkim. Kai cypia. Ui. Čia kad tik dūmo daug. Bet dabar kažkaip ne. Pažiūrėkim, gal katapultos? Mašinos? Ne, galbūt. Mašinos? Netik. Bet kaip lip. Na, eik savo, bombošką tu. Nenoriu iš bomboškės. Man reikia mašinos. Aš galiu į mašiną atsisėst? Pala. Aš vairuoju kaip biškai. Bet čia niek neįmanoma vairuoti. O čia nitra yra? Yra viskas gerai. Bet čia gan sunku vairuoti. Skriesi tiesiai ten. Išeisiu. Belia kaip sunku vairuot. Gerai, vat katapultų. Rimtai? Padėkim. Padėkti. Nu, kažkokia nesąmonė. Gerai, ką turim dar? Eglutę. Karvę, avį. Pasiimkim avį. Avytė. Oi, avytė. Avytė galas. Avytė ate. Koks esu.
Gali NASOS numerį man duot biškai, man įdomu. Kaip taip išgyvent? Gal tada raketos? Nu, raketas jau mes apžiūrinėjom praeitą kartą, aš pats net atsimenu. Gal, pabandykim šitą. Gerai, padėkim. Ui, kaip skraido. Tik aš galiu sulaužyti žaidimą vienu tokiu momentu. Užlipam ant jo ir pakilom. Mes pakilom. Kas raketa biški veiklos turi, žinokit, rašykit komentus, va tokį daiktuką pabandykit. Į mėnulę turėtų zatraukti, į debesų tai tikrai. Nu, va. O tai parašuto tai neturim. Nu? Aš nemiriau. Aš Dievas. Aš Jėzus. Gerai, dabar reikia gal tokią raketą pasimti. Gerai, pažiūrėkim, kaip jinai šaudo. Nu. O, gerai. Pasakam. Grožiai, jeigu tokį per naujaką turėčiau, tai labai gerai būtų. Gerai, tada reikia dar nueiti, kažko dar pasimti. O, čia fajerverkai, čia dėžės fajerverkų. Pasimkim arklį. Ir paskui balandį. Nu, arkliukas parodė, ką mokė. Nu, jau galvoju tikrai galingas. Gražiai. Tas garsas. Gražiai, tokias gėlės dangui. Nu, tik aišku yra gražesnių. Tiesiog baltas. Padikim dabar balandį. Gerai, pasimkim balandėlį. Nu, balandžiai tikrai turi būti gražus, nes jeigu jie negražus, tai bus blogai. Gerai, padėkim. Nu, balandžius. Nu, visai taip neblogai. Tik vienodas spalvos gaila. A čia ne balandžius, bet varnų. Aš balandžių skaitau. Nu, ir paskutinį dėsiu. Gražų labai, patį gražiausią. Dėsiu šitą. Gerai, dabar nueikim, patestinkim. Ir čia bus paskutinis fajerverkas. O? Nu paskutinis nefunišė. Nu tai va, gal aš galvoju, šiam kartui gal užteks. Žinokit, rašykit komentus, dėkit laikus, jeigu jūs, nežinau, ten rašykit komentus, jeigu norit. Subscribinkit mano kanalą. Su jumis buvo Aidis. Visiems ate.